Norvegija. 4 dalis. 4 diena. Na, greitai peržėm, ką gero nuveikėm per tą laiką. Taigi, viskas prasidėjo Lenkijos pasienyje. Pirmoji nakvynė patogioje lovoje Varšuvos viešbutyje. Vėliau, nakvynės nebuvo tokios patogios. Pavyzdžiui, naktis prie Lenkijos ežerų, kur vienintelį kas palaikė kompaniją buvo mane kandžiantis vada ir kitame krante neleidžiantis miegoti vykstantis koncertas. Vėliau, kelionės maršrutas pasiekė Vokietijos žemės. Nakvoti teko tamsiame miške, kur palapinės teritorija siekia praeivių pramintus takus ir kiekvienas mažas kreivžesys galėjo būti laukinių gyvūnų noras susipažinti su manimi. Na, bet ištrūkus iš niūrių miškų nėrėmės į tolimesnius nuotykius ir pagaliau atsidūrėme kempinge, įsikūrusiame Vokietijos fjorduose, kur ir praleido paskutinę naktį. Kaip sekėsi vėliau, štai dabar jums ir parodysiu. Sun on my tank, map folded in my jeans. You on the backseat, laughing at the breeze. Gas station coffee, paper cup in my hand. A whole long weekend, waiting where we land. Take the turn wide, let the sky roll back. Dust on our boots and a blue-black track. You say go, go, I say hold on tight. We got nowhere to be till the stars tonight. Ride, ride, ride with me. Summer on the open road. Ride, ride, ride with me. Let the whole damn world unload. Out past the fence line, where the wild sun calls. Ride, ride, ride with me. We can feel it all. Chrome on the curb, sunburn on your nose, wind in your hair, and the evening gold. Small town diner, window full of heat. We leave 2-4, and our names in the seat. Take a turn wide, let the sky roll back. Dust on our boots and a blue-black track. You say go, go, I say hold on tight. We got nowhere to be till the stars tonight. Nu ką, pravažiavau 2 tiltus. Vieną tiltą sugebėjau nufilmuoti, kitą tiltą vėl aš nepajaučiu savo kameros ir gavos vėl filmavau tas vietas, kurių nereikėjo filmuoti, kurias nenorėjau filmuoti ir nefilmavau tų vietų, kurias norėjau filmuoti. Aišku, kažkiek gavos, kad ten, kur nenorėjau filmuoti, vis tiek pasimatė to tilto, kiek buvau ten. Tai tas kaip ir gerai, bet labai tos gražios dalies tilto, kur į įkalnę tokia tilto kilau. Tai ten buvo dar prieš tiltą irgi tokia graži, ten toks švyturys, viską tų nenufilmau. Tai vėl liūdna, vis nepajaučiu tos kameros, aš ten turiu ant šalmo paspausti ir nematau ir filmuoju, ir nefilmuoju. Jeigu jungčiau prie telefono, įsikrauna akimirksnių kamerą. Tai šiek tiek su kamera sudėtinga yra, tai tas jo susimokėjau už tos tiltus dabar, už tą kelią iki Kopenhagos 100 km liko ir realiai aplankysiu Kopenhagą. Šitoje vietoje nusprendžiau paklausti vietinio gyventojo, kur galima prisiparkuoti Kopenhagoje, nes iš pradžių prisiparkau prie kažkokio prašmatnaus viešbučio, kur buvo pilna pasipuošusių gyventojų ir stovėjimo aikštelėje parkingas kainavo apie 20 eurų valandai, tai kosminės sumos ir žmogelis paaiškino man, kad galima prisiparkuoti prekybos centre, tai praktiškai pašnekėjom, kaip dasigauti iki prekybos centro ir po šito pokalbio nusprendžiau nuvaryti į prekybos centrą.
Nežinau, kiek vietos bus dabar, nes praeitą kartą, kai filmavau, pritrūko vietos man telefone. Žodžiu, su filmavimo aparatūra man šitoj kelionėje nesiseka. Tai mikrofonas įsikrovė, tai kameros nedajungiu, tai dabar telefonas irgi. Tai žodžiu, dabar jau einu Kopenhagos centru, jau keliauju link motociklo savo. Nusipirkau vėliavą, šiaip buvo mano tikslas. Čia vėliava kažkur matas. Šiaip buvo tikslas visų kolekcionuoti. Aš esu buvęs Lenkijoje, esu buvęs, jau pravažiavęs su Vokietija, bet norėjau nusipirkti Lenkijos ir Vokietijos vėliavas, taip pat Danijos ir Švedijos. Bet galvoju, kad vietos nebus man motociklė. Tai vien dėl to nepirkau, nes aš šiaip mėgstu kolekcionuoti vėliavas šalių, kurias aplankau, bet kol kas kažkaip kiek aplankau, tiek pamirštu nusipirkti, o šį kartą buvo atsiminęs jau nuo pat pradžios, bet sakau, bijau dėl vietos, kai neužteks, bet dabar kuo toliau keliauju, žiūriu, tikrai vėliavas daug nebūtų žemė vietos. Bet kada nors nusipirksiu, tai bent jau Danijos nusipirkau, kažkaip patiko Kopenhaga, gerą emociją sukėlė tokia, tai noriu ir atsiminsiu šitą vėliavą, kažkaip šitą emociją. Tai va tiek, keliauju iki Moco, tada bandysiu ieškotis kempingo ir viskas. Ir diena bus pabaigta ir rytoj jau laukia Švedija. Kažkaip greitai gausis, Danijai daug nepabūsiu, bet kiek pabūsiu, tiek. Atvykau į kemperį, dabar jau yra po 10 vakaro, gan užsivėlinau, nes planavau iš tikrųjų, iš pradžių nuvariau į Fortą tokį kemperį, bet jau vietų nebevojame. Tai atvariau šį čia, toks irgi vidury Kopenhagos, realiai kemperis, čia matos Kopenhagos, dar kai kurie išlindę didesni tokie pastatai. Dabar valgysiu vakarienę, šiandien nusipirkau Lidle tos grūdėtos varškės ir įsibėriau ją rieštukų pripirktų vienam Vokietijos kaime, rieštukai su razinom. Čia eina graikiškai, migdoliniai, tai štai, man atrodo, dar